Tai sekantis gana svarbus, bet mažai afišuojamas, gal taip pavadinkime, ne internete, bet kur tarp žmonių rato reikalas susijęs su saulės elektrinėmis yra konstrukcija. Tai mažiausiai aptarinėjamas klausimas, nes dažniausias požiūris yra, kad žmonės galvoja metalo gabalas, visur metalo gabalas, ar ne? Tai man tai tu iš praktikos susiduri dažnai su skirtingais tipais konstrukcijų. Papasakok iš praktikos, kodėl vienas ar kitas, nebūtinai gamintojas, bet vat, tavo panaudotas pavyzdys buvo geresnis arba prastesnis, liečiant tą pačią, tarkim, konstrukciją skirtingų gamintojų. Ir kodėl svarbu šiaip pasirinkti yra Šiaip labai kokybišką svarbu, konstrukciją. nes kokybiška konstrukcija saugo tavo stogą. Tai yra labai svarbu, nes Ką turiu omeny saugo tavo stogą? Turiu omeny, kad sumontavus pigesnę konstrukciją tavo stogas leis vandenį? čia labai paprasta. Įtarpinė viena yra gera, kokybiška ir kita, kur susispaudžia. Kaip popierius. Tai yra didelis labai skirtumas. Tai teisinga būtų pasakyti, kad klientai, kurie montuojasi patys saulės elektrinę, norėdami ją įsirengti kokybiškiau, turėtų šiuo atveju rinktis ir kokybiškesnę konstrukciją, nes tai ir paprasčiau yra padaryti, net ir padarant kažkokių minimalių mikroklaidų, ar ne? Tikrai taip. Taip, tai vat, kaip pavyzdys, montavot stogus su kolegom, prižiūrėjai darbuotojus, ar ne, kaip jie tai darė. Ir žinau, kad susidūrė su problema, tarkim, tie patys varžtai, ar ne? Užsakyti Gedimino tiekėjo ir užsakyti buvo kliento. Naudojant tos varžtus, kiek žinau, ar dalis, ar kažkaip tai buvo, kad ne visi buvo kokybiški ir dalį teko išmesti. Tai realiai keitėm į savo varžtus dėl to, kad nepritraukė, prasisuka. Tai yra labai, labai, labai negeras dalykas dėl to, kad ateityje tai mes nešam krantės, ne? Mes atsakom už jūsų stogą, tai labai svarbus dalykas. Ir tiek palietus pačią konstrukciją, ne tik varžtus, viena konstrukcija virš tvirtai, kaip priklauso, jokių problemų, niekas nelinksta, niekas nelūžta, esam susidūrę su tokiom konstrukcijom, kad beveržiant varžtus matai, kad plešia iš pačio konstrukcijos masyvo, tai kiek ilgai tai laikys, Arba net išnekant apie tai, kad dažniausiai turbūt Gediminai naudojamas rinkoje yra smeigės, jeigu teisingai pavadinsiu, smeigių konstrukcijos tipas ar ne, Ranilo stogo dangoje, jeigu irgi neklystu. Tai šitai stogo dangai naudojamas dažniausiai konstrukcijos metodas yra smeiginis, tai aš pats iš praktikos esu matęs smeigės, skirtingo tipo, tokias pačias smeigės iš pažiūros, bet skirtingas iš kokybės, nes vienas iš smeigių išsuka medį ir nepritraukia savęs, kaip tu paminėjai man tai. Išsilupa. Ir yra smeigių, kurios pilnavertiškai neišlaužančios medžio, įsisuka ir pilnai pritraukia konstrukciją prie esamų stogų. Teisingai? Taip. Tai konstrukcija tikrai būtų gana svarbus aspektas pažiūrėti renkantis ir reikėtų pasidomėti, ką gamintojas rekomenduoja, galbūt garantijomis. Čia vėlgi reikėtų pasiklausinėti ir rangovo, bet ne visą laiką tikslinga yra visiškai pasikliauti rangovo žodžiu. Galbūt, aš nežinau, Gediminai, kur žmogus galėtų sužinoti apie konstrukciją, kuo jinai skiriasi viena nuo kitos. Ir kokiam tipui skirta, nes esame matę pavyzdžių, kad netinkamas konstrukcija tam stogui vis tiek dedama, tai čia labai yra negeras. Skirtingas stogo tipas turi būti naudojama tam tikra konstrukcija ir esame matę, kaip man tas minėjo, stogų, kur yra sumontuojama ne visiškai tinkama konstrukcija šiam stogui, bet Gediminai trumpai, kaip žmogui atskirti tinkama. Trumpai nesigaus. Suprantamai žmogui, aš atėjau pas tave, aš esu klientas, aš noriu gauti kokybišką konstrukciją. Tu man pasakysi, kad tai kokybiškas daiktas, aš galiu tikėti tavim arba ne. Kaip aš galiu patikrinti tavo pasakyti informaciją? Ja, šiaip gana sudėtingas klausimas, nes tikrai yra daug tokių triksų smulkių skirtumų, kur vizualiai netgi nepasakysi. Bet lygiai apie tos pačius varžtus kalbant, tai metalas varžtai, ten trapecinis skardos dangos tipai, kur skirti. Tai vizualiai tu žiūri, iš metalas varžtas, ar vienas ar kitas, ar ne? Paprastam ypač vartotojui, bet mes kaip jau įgudę montuotojai žinom, kad pasižiūrėjom, vienas iškart matom, kad yra neržaveikinas vadinamas nerūdijančio plieno, kitas yra cinkuotas. Ir ką tai reiškia, nerūdijančio plieno tu įsukai, jisai bus amžinai. Cinkuotas, tu vien besukdamas jau cinko paviršių pažeidi. Jeigu pažeidi paviršių, o ant stogo tos drėgmės ten visko yra pilna, jisai per ten porą metų, 5 metus vienareikšmiškai surūdys, ar bent jau prarūdys tam tikros vietos ir labai didelė rizika, kad jį išplėš. Tai bet tų tokių smulkių dalykų, kur tikrai labai sunku eiliniam vartotojui kažkaip pasakyti, kaip lengvai atskirti, bet gal sakyčiau toks vienas iš pagrindinių kriterijų, tai
Jeigu jau renkatės konstrukciją, žiūrėkite, kad tai būtų vieno gamintojo konstrukcija, kuris ir duoda garantijas, ir duoda instrukcijas, ir gali duoti kažkokius sertifikatus ir panašiai. Tai jau indikuoja apie tai, kad ten yra konstrukcija patikrinta, gamintojas galvoja apie jos. Kad gamintojas ne tik surinko garaže konstrukciją, Taip. pavadinkim, bet ir gavo tam sertifikatus, investavo savo laiką, kad tai būtų atitinkamas ilgamotas daiktas. Ilgaamžiškas daiktas. Taip. Tai va čia toks, sakyčiau, vienas iš paprastesnių ir praktiškesnių dalykų. Taip, dažniausiai tai yra brangesnis dalykas, negu ten pasiūlys koks nors montuotojas, nes rinkoje tiek yra atskirų dalių tiekėjų ir tikrai labai žemom kainom, kur jums sakys, taigi va, žiūrėk, čia tas pats daiktas, ta pati smeigia, kaip ir ten to pačio gamintojo, ne, bet pas mus nėra ten, tarkim, sertifikato, ir nėra ten garantijos ar dar kažko, ne, bet lygiai identiškas daiktas. Nes, žinot, ir pačią Kiniją, kaip viską sugeba kopijuoti, nereikia ir Kinijos, yra aplink vos Turkija, Lenkija, ta pati Ukraina ir taip toliau. Tai va, bet ten yra jau didelė rizika, kad bus, tarkim, nesriegis, ne būtent toks, kaip kad jisai suktųsi sklandžiai, nebūtinai bus nerūdinčio plieno, nebūtinai netgi pati forma, ta prasme, su tom smėgiam, jeigu taip lendant giliau, ta prasme, tą pačią ilgą smėgį 20 cm, vienos riegis, kuris sukasi į medį, gali būti 6 cm ilgio, kitos 7 cm ilgio. Atrodo, kas čia tokio? Tai sriegis šiek tiek skiriasi, ne? O tai gali būti esminis skirtumas jūsų stogo dangai, nes gręžiant 7 cm smėgį į medį, ranilo dangos atveju, greičiausiai pažeis plėvelę, kuri yra kondensacinė, kad neprabėgtų, kad ne... Tu kalbėjai apie skirtingus ilgius smėgių, nes būtent konstrukcija ranilos dangai yra 3 ilgių, jeigu neklystu, ir žmogus arba kitaip rangovas turi parinkti klientui atitinkamą pagal būtent jo stogo dangos aukštį nuo plėvelės. Tai šiuo atveju man tas tikrai daug kartų praktikoje išbandęs ir pats mačiau, ir iš manto pusės buvo taip, kad atvykus į objektą, jisai montuotojui pirmiausia pasako, nusiimkite stogo dangą ar kažkokiu metodu pasitikrinti. Kažkokį kraštą pasižiūrėti ir taip, nes šiaip dažnu atveju Lietuvoje ne visais laikomasi tų reikalavimų, pavyzdžiui, stogo dangos dėta kaip išėjo, arba ant seno, ant kažkokių senų lentų dėta būna, tai va, tos atvejus labai visą laiką reikia įvertinti, nes kitu atveju tai montuojant nėra patikrinama į kur sukama, jeigu kažkaip laikosi smėginį įsitraukia, tai turėtų laikyti. Bus gerai. Taip, nebus gerai. Paprastas pasakymas Lietuvoje bus gerai, manau reikės. Tai nebus gerai, žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, kiekvienas darbas turi būti atliekamas su meile ir tas galutinis rezultatas turi tau teikti džiaugsmą ir tu turi jausti saugiai priimti bet kurį klientą, net jeigu ateis klientas pasišnekėti apie garantinį laikotarpį, po garantinį, arba nutikus kažkam, ne paslaptis, ir mums yra buvę visokių atvejų, ateina klientas, neturi nuo jos slėptis arba bėgti, turi priimti, tu žinai, kad tu atlikai viską, kaip turėjai atlikti, pagal visus nurodymus gamintojo, pagal visus reikalavimus ir atlikai tai, kaip tai turėjo būti padaryti. Ir tada tu su žmogum kalbėsi, dėl kokių vienų ar kitokių faktorių tai įvyko, kad kažkurioje vietoje buvo padaryta klaida. Ir faktas ją ištaisai. Žmoniškai yra klysti. Ir neklysta tie, kas aišku nedirba. Tai va šitoj vietoj tiesiog reikėtų pasirinkti ganėtinai gerą gamintoją ir atkreipti dėmesį į kokybę. Jo, čia labai, labai taikliai pasakyta, prasme, mes irgi tikrai klystam, bet jeigu taip žiūrėti, mūsų nuomonė, kuo skiriasi geras rangovas nuo nelabai gero, kaip čia pavadinti, nes visi iš esmės klysta, net ir pačios didžiausios kompanijos klysta, bet esmė tame, kad jeigu tu suklydai, tai tu arba ištaisai klaidą, arba tu ją numuilini, netaisai, atsimazini, sakai, kad čia ne tavo problemos ir taip toliau. Tai bet mūsų požiūriu geras rangovas, jisai padarė klaidą, jisai ją ištaisė. Svarbiausia, jis ją pripažįsta, ją ištaiso ir iš to pasimokina, iš to pasisėmė ateities, sakykime, objektams sklandesnio darbo, geresnės kokybės. Ne? Visi nuo kažko pradėjom. Visi pradėjom ir įprasta Lietuvoje mokintis iš jau atlikto darbo, ne iš praktikos ir teorijos. Prie mokymų Lietuvoje šiek tiek vėliau prieisime apskritai. Bet sakyčiau, svarbiausia yra, kad rangovas būtų sukalbamas ir pats norėtų suprasti, ką padarė ir teisingai atliktų darbą. Tai čia labai trumpai kalbant apie konstrukcijos privalumus,
sakyčiau, Aš gal papildysiu tik tai dėl konstrukcijos, dar labai svarbu irgi įsigilinti ir žinoti, ta prasme, šiek tiek tu jau minėjai, bet kad būtent būtų skirta konstrukcija tai stogo dangai, kuriai jinai ir yra gamintojo, ta prasme, paskaičiuota, pagaminta, kad jai taikyti. Nes tikrai vyrauja praktikų tokių, kur vienokius ar kitokius stogų dangos sprendimus taiko visai kitai stogo dangai, ne? Ir vien dėl to, nes jinai yra pigesnė, ją paprasčiau montuoti ir dėl to gali klientui pasiūlyti pigesnį sprendimą ir sakyti, va, žiūrėkit, koks aš kietas, kaip aš pigiai, ta prasme, galiu jums padaryti saulės elektrinį. Pigiai ir greitai, kaip čia visi mėgsta. Pasakysiu tada teisingai, kad suprastų žmonės žiūrintys, jeigu jūs nežinot, kaip įsitikinti, ar konstrukcija yra tinkama ir ar jūs norite, sakykime, sužinoti, ar būtent šiai stogo dangai montuojama ši konstrukcija, aš tikiu ir manau, kad kiekvienas rangovas turėtų suteikti net ir pavyzdį konstrukcijos montavimo žmogui, kuris norės susimontuoti taip pat. Jeigu aš atėjęs... Turime instrukciją. Taip, jeigu aš ateičiau kaip klientas pas tave, Gediminai, ir sakyčiau, aš montuosiu stogą pats, ar gali man parodyti, kaip šitas smėgiai turi būti sumontuoti į stogą, aš tikiu, kad tu man duotum pilną vertį pavyzdį, kaip tai turi būti atlikta. Taip, tai aš tikiu, kad reikėtų kreiptis į kiekvieną rangovą ir norint montuoti, reikėtų paprašyti, kaip tai turi būti sumontuota iš tikrųjų ir iš tiekėjo rangovas turėtų gauti tą pavyzdį ir perteikti jums. Ir taip jūs žinosite, kad tiekėjas ar gamintojas užtikrina būtent šiai stogo dangai, būtent šį montavimo metodą. Taip, tik tai tiek, kad žinant Lietuvą, ar ne, tai yra tikrai daug apėjimų būdų ir nebūtinai vis tiek tai reiškia, kad jūs nepataikysit ant apgavikų, žulikų arba kaip kitaip pavadinti. Vėlgi, apie apgavikus čia gal neįsiplėsim, bet aš kaip ir sakiau, rinkitės ne iš vieno rangovo pasiūlymą, tada jūs turėsit pasiūlymų įvairovę, jūs galėsite apsvarstyti kiekvieną šių pasiūlymą ir taip sumažinti riziką nukentėti. Nes jeigu kalbant apie tą galimą apgavystę, tai kaip minėjau, tų konstrukcijos elementų yra atskirų iš įvairių įmonių nusipirkti galima pigiai, tai tarkim rangovas teoriškai nusipirko vienoje vietoje vieną dalį, kitoje kitą, ten profilį dar kažkur, tai ir klientas paprašė jo montavimo instrukcijos, o jisai žino, kad ši konstrukcija yra identiška, tarkim, kad ir mūsų Elsun konstrukcija, visi elementai, jisai iš mūsų tinklapio išsiėmė to būtent stogo instrukciją, konstrukcijai skirtą ir sako, va čia Elsun konstrukcija. Taip, dėja, kaip jums pasitikrinti, nežinau, nėra kito varianto. Aš dar labai trumpai esu šnekėjęs apie konstrukcijos ypatybę šio klausimu su vienu iš statytojų ir jisai sakė man, kuo skiriasi kita autokonstrukcija. Kuo skiriasi kitos? Taip. Ir man buvo įdomus pavyzdys tai, kad sakau, tu statai namus. Jisai tikrai gerai stato namus, tikrai. Kokybės standartai aukšti pas jį labai. Sakau, tu statai namus. Tu gali dėti, tarkim, viduje vienokį pusplastį, pavadinkim, arba kitokį. Ar ne, kodėl tu dėdai kokybiškai? Supratau, sako, ačiū, atsakai klausimą. Nes iš tikrųjų tai sudaro visumą saulės elektrinės ir tai yra ilgalaikis ir brangus statinys. Jį reikia pažiūrėti lygiai taip pat kaip į namo statybą, į kažkokį galbūt garažų statybą ar dar kažkokį priedą. Tai yra priedas prie jūsų pastatyto namo ir tai yra ilgalaikis statinys. Tai nėra šuns voljeras, kurį pastačius gali jis už metų laiko išimti ir po metų naujas surasti. Tai yra daiktas, kuris turi tarnauti, jo labiau ant jūsų stogo, tai jis turi tarnauti atitinkamai. Šiaip galima išmesti ir po metų, kaip voljerą, bet taip, kainuos. Aišku, žinoma, kitas dalykas, apie kurį apskritai rinkui nėra šnekama, tai elektros medžiagos naudojamos saulės elektriniai paleisti. Tai vat, man tai pats taipogi praėjęs kalną objektų, pats peržiūrėjęs, tikrinai kitų rangovų, subrangovų atliktus darbus, matei klaidas, kokios dažniausiai klaidos pasitaikančios, kokių medžiagų reikėtų vengti, ar apskritai yra skirtumas, kokias medžiagas mes montuosime, kabeliai tie patys gofruoti vamzdžiai ar ne vamzdeliai, estetinis vaizdas, ar tai yra svarbu, nes tikrai tekia girdėti, kad sako, šis skirtumas, tai pasislėps. Veiks vis tiek. Arba pasakymas veiks. Tai vat iš savo pusės šiek tiek iš praktikos papasakok. Šiaip ką esu dažniausiai pastebėjęs, tai prastas įžeminimas, kas yra labai svarbu. Tada medžiagų naudojimas ne pagal paskirtį, irgi galima tai pasakyti. Ką tu turėjau omeny? Gofruoti vamzdžiai yra skirti laukui ir vidui. Tai dažnu atveju vidaus instaliacijai skirti vamzdžiai naudojami lauke ir jokių problemų nemato žmonės. Tai porą metų bėgyje jų kaip ir neliks.
Tai kad žmogus suprastų vėlgi, sumontavus su paprastais gofruotais vamzdžiais, neskirtais lauko darbams, apie tos skirtas ir neskirtas gal šiek tiek galėsim net irgi įsiplėsti, bet neskirtus lauko darbams, žmogui taip priduotas darbas, ar ne, užaktavus objektą, jis atrodo estetiškai užbaigtas darbas. Bėgant laikui, Porą metų ir tikrai vėjas pajudins, paukštukas net užlipęs, trupės ir niekur neliks iš ten. iš principo gofras sutrupa, lieka atviri kabeliai ant saulės arba po moduliais netgi nepririšti. Ar ne? Arba iš naujo reikės lipti ir perdarinėti, arba taip ir liks. Tai iš principo tiek medžiagos pačios saulės elektrinės, tiek elektros medžiagos yra labai svarbus faktorius pasirinkant, ar ne? Nes pasakykime paprastai, medžiagos tas dalykas, apie kurį kalbam retai. Elektros medžiagos. Tikrai vienas iš rečiausių dalykų. Nei vienas žmogus turbūt nėra atėjęs paklausęs, yra, gal taip jau išreiškiau, yra žmonių, kurie paklausė, bet mažuma, kurie pasidomi, kokias mes medžiagas naudosime elektros daliai, galim pasakyti taip, kad sumontavus prastas elektros medžiagas, mes ne pilnavertiškai arba neefektyviai išnaudosime saulės elektrinę. Jūs su to sutinkat? Tikrai taip. Sutinku, gal tik tiek, kad pasakysiu, gal tai nesudarys labai reikšmingos ar apčiuopiamo skirtumo, ne? Bet tikrai manau, kad kažkokį skirtumą sudarys. Bet ką aš labiau norėčiau akcentuoti kaip ne elektrikas iš prigimties, ar ne, ir su jumis kaip bendraujantis, tai man, pavyzdžiui, labai daug davė tai, kiek jūs pasakojate apie visas tas apsaugas, ta prasme, kodėl vieni ar kiti dalykai reikalingi namuose arba tai pačiai saulės elektriniai. Tai gal Justas, gal plačiau ar Mantas, nežinau, papasakosit tos pačios nuotekarėlės viršytampiai, kur standartiškai rinkoje nieks praktiškai nekalba apie tai ir nekomplektuoja saulės elektrinio montavime. Ir galit papasakot, koks mūsų požiūris į tai. Negali sakyti, kad apie tai nekalba. Šiai dienai apie tai jau kalbama, kai jau bumas nusėdo. Bumo metu tai apskritai buvo, turbūt pasakai bet kuriam rangovui, kodėl jūs nenutojat apsaugų, jis sako, kokiu apsaugų. Tai tik rekomendacija. Dar kitko tas dažnas būdavo atsakymas. Tai inverteris turi savyje apsaugas. Taip. Ir tarkim, kalbant, dėl ko iš vis mes pradėjom domėtis apsaugomis, kam tai reikalinga ir su kuo, tai čia yra Manto indėlis. Nes Mantas grįžęs iš ilgametės Suomijos patirties, dirbęs elektrikų Suomijoje, neįsivaizdavo, baigęs mokslus, ten neįsivaizdavo, kad galima to nedaryti. Kaip galima nedėti apsaugos? Bet kaip Mantas pats įsipasakojęs, Suomijoje tu nepriduosi namą, neįdės apsaugų. Aplamai niekas neklausia, apsauga yra privaloma, kad ir rekomenduojama, jinai rekomenduojama ne šiaip savo. Tai jinai dedama ir niekas neklausia, ar tau reikia jos. Jinai priklauso būti. Tai man Lietuvoje buvo klausimas, kaip mes galime dėti. Kaip mes objektą? Kaip mes liksim atsakingi už įrangą, jeigu mes jos neapsaugome. Tai čia buvo toksai dalykas, kur diskutavom ir tikrai visi supratom, kad mums reikalinga tai dėti. Nesvarbu, kad kiti deda vieną automatuką ir viskas jiems gerai, inverteris turi savo apsaugas. Tai mes nusprendėm, kad jos privalomas ir tikrai... Čia gal Lietuvoje tas groja labai, ta prasme, taigi elektrinė veiks ir be apsaugų. Iš principo veiks. Kiekvienas prietaisas veiks. Bet yra klausimas, bet jeigu kas nors nutiks. Aš sakyčiau, elektros instaliacija namuose ir be nuotekarėlės veikia. Ir vonioje kurtant žmogų neveikia. Iš principo. Duše maudantis, kai jauti kažkokią pratekėjimą per tave, jį irgi veikia tuo metu. Bet ar tai apsaugo tave, tavo vaiką ar šeimos narį, nemanau. Prietaisai apsaugos sukurta tam, kad apsaugotų. Tai tiesiogiai paimkim, arba apsaugotų žmogaus gyvybei pavojų, arba apsaugotų prietaiso veikimą, brangaus prietaiso veikimą. Jeigu mes paleidžiame brangų katilą ir jame yra numatyta, kad turi būti sumontuotas nuotekarėlė, turi būti sumontuotas kažkoks kontaktorius, turi būti kažkas, tai turi ne todėl, kad apsaugos galbūt žmogaus gyvybę, bet todėl, kad apsaugos prietaiso veikimą. Viršytampis ribotuvas dažnai reikalaujamas yra užsienį, ypatingai Vokietijoje. Daliai visur. Nėra objekto be viršytampio ribotuvų. Tam, kad tai apsaugotų jūsų vidaus tinklą, jūsų vidaus prietaisus. Kad draudimai galėtų išmokėti žmogui išmoką tik tada, kai supranta, kad tai buvo iš tikrųjų viršytampis ribotuvas ir jis apsaugojo kažkokią dalį prietaisų. Ne? Lietuvoje dar tai irgi nėra labai paplitęs būdas, bet jau po truputėlį matom tendenciją, kad reikia tai daryti, reikia tai montuoti. Dažnu atveju nežino žmonės, dėl ko tai montuoja, arba man skaudžiausias asmeniškai būna aš toks žmogus, kur aš noriu sumontuoti prietaisą tik tada, kai jis turi pilnavertę reikšmę ir kai aš ateinu ir patikrinu kito elektriko darbą ir aš pamatau, kad sumontuota apsauga neatlieka čia jokios funkcijos, tai yra man peilis apskritai, nes žmogus įsivaizduoja, kad jis gavo pilnavertį komplektą,
sumokėjau tos papildomus pinigus. Nu, kitaip tariant, išklausiau podcastą, dėsiu apsaugas, važiuojam. Skambinau pirmam rangovui, labą dieną, man reikia to. Elektrikas atvažiavo, sumontavo, žmogus estetiškai mato įdėtas medžiagas, gražu, švaru, viskas. Atsidarai skydelį ir tu supranti, kad pajungimas kiekvienos iš tų apsaugų arba medžiagų, jos buvo čia sumontuotos bereikalingai, jos buvo sumontuotos visiškai netitinkamai pajungtos ir tai neduoda jokios apčiuopiamos naudos. Ir įvykus viršytampis nesuveikė. Nes suveikia ten tik vieną kažkokią dalį. Taip. Ir tai tiesiog yra apgavystė, tiesiog net žodžio prasme, kai žmogus sumoka pinigus už apsaugas, sumoka už darbą, kuris net nebuvo gyvendintas iki galo. Tai ir elektros dalis siūlyčiau rinktis labai atsakingai ir vėlgi kreiptis į žmonės, nebijokit prašyti pavyzdžių tų pačių nuotraukų iš atliktų objektų darbų. Parodykit juos kitiem rangovam, paklauskit, ar čia gerai, ta prasme, nes... Visada vadovaukitės taisyklė, nepasitikėk vienu žmogum. Čia visą laiką gyvenime tai veikia, ateikit pas vieną rangovą, pas trečią, pas ketvirtą. Jeigu rangovas neturi ko slėpti, jeigu jis dirba tvarkingai, tvariai, jis prižiūri savo darbą ir jisai mėgaujasi tuo, ką daro, jisai nebijos, kad jo nuotraukos bus kažkur paviešintos arba galų gale su kažkuo pasidiskutuoti tą pačią temą, ne? Mes irgi pradėsim viešinti savo objektus. Taip, tai vat vėlgi matysit kiekvieną iš objektų mūsų atliktus darbus ir galėsit patys įvertinti, kaip tai atlikta. Tie patys elektrikai nuolatos galite rašyti pasiūlymus, komentarus. Jeigu norit, sakau, visada galima susitikti, sėsti prie apskrito stalo, keturkampo stalo, pasišnekėti ir įvertinti jūsų atliktus darbus. Mums tai yra nauda, nes ateityje mes tik pagerinsime savo darbų kokybę. Tai tikrai mielai kviečiu visus norinčius padiskutuoti bet kuriais klausimais susijusiais su elektra, saulės elektrinėm, šilumos siurbliais ar krovimo stotelėm į Vėverių gatvę. Laukiam.